Praleidę 6 dienas Bankoke, skrendame į Krabį. Tiesą sakant, abu nebuvom Bankoko fanai, jis mums buvo ir per chaotiškas ir nelabai radome, ką ten veikti, tai jau labai laukiam pamatyti kitą Tailando pusę ir kitus miestus. Praėjom security, norim valgyti, bet čia kažkodėl Bankoko oro uoste. Kai mes praėjom security, baigėsi absoliučiai visus kavinės. Labai liūdna, labai norim valgyti, bet nieko, skrist gal valandą tram. Man jau taip nusibodo Bankokas. Aš labai džiaugiuosi, kad mes jau iš jo išvarom bent kuriam laikui. Nu kaip kuriam laikui, šiaip 2 savaitėm išvarom. Tai skrydis iš tikrųjų buvo labai trumpas ir mes dar plus radome pavalgyti už 3 eurus lėktuve. Tai nors šiaip tas maistas nebuvo skaniausias, bet bent nebuvo malkani ir kai nusileidome, iškart nuvarėme į savo viešbutį. Ką mes turim už 3 eurų Krabyje? Turim šliopkių, turim beach bag, turim šaldytuvą, jūros arkliukai. Sašus kojinės ten jau voliojasi. Negėda? Ne, jasgi supakuotas. Supakuotas. Turim rankšluostį, kuris yra įvyniotas tipo į kriuklytę, aš taip suprantu. O čia kas čia balkonas? Oh my god. Fancy balkonas į kelią. Ir palmės. Nu jums nelabai. Ai ne, jums biški matosi. Ko tu čia sekioji mane? Čia yra, aš taip suprantu. Aš mane vis dar persekioju. Kadangi apsistojame mažame Aonang miestelėje, tai žinojom, kad be savo transporto jį tiesiog bus sunku tyrinėti. Tai pirmas dalykas, kurį padarėme ryte, tai nuėjome ieškoti mopedo. Ir radome už 7 eurus dienai, tai jį iškart ir paėmėme ir nusprendėme su juo varyti į Monkey Trail, kas lietuviškai būtų turbūt tiesiog beždžionių takas. Nusileidome kažkokį paplūdimį nuo šito Monkey Trail, o šiaip tos beždžionės, jos yra žiauriai naglos. Matėm ten kažkaip beždžionę pavogė pa žmonės bananą. Šiaip labai kietai jas pamatyti iš arti. Aišku, nėra gerai per daug arti jas žiūrėti, nes tada jos gali arba pavogti kažką, arba gal net tave užpult. Aš esu tikra. Šiaip, kai mes planavome varyti į tą Monkey Trail, tai aš buvau įsitikinus, kad jis truks kokią valandą. Nes šiaip kai kurie žmonės internete rašė, kad ten vos nepaimkit po tokius batus, daug vandens. Tas takas truko maks 15 minučių. Aišku, aš visiems rekomenduočiau jį aplankyti dėl to, kad visų pirma, tikrai yra faina pamatyti tas beždžionės iš arti, plus tas takas veda į kitą paplūdimį. Ieškojom kažkokios vietos pamontuoti video ir Saša rado šitą kavinę. Aš nežinau, ar jūs irgi užkrisa, kad įeini kažkokią kavinę, nori padirbti, ar... Ir ten kažkas su kamera sėdi gigantiškai filmuoja savo vlogą. Kuo mane labai papirko, ką man Saša rodė per mapsus, tai kad čia daro kavą su kačiuku. Viena iš labiausiai rekomenduotinų vietų šiame Aonang mieste buvo Railay Beach. Tik vėliau pamačiau, kad iki jo neįmanoma nei nueiti, nei nuvažiuoti ir įmanoma tik nuplaukti valtele, bet ji kainavo tik 5 eurus, tai nusprendėme su ją ir nuvaryti į kitą Railay Beach. Žodžiu, labai norėjom valgyti. Nu šiaip čia visos vietos atrodo gan turistiškai, nes aš manau, kad šitas Railay Beach iš esmės yra gan turistiškas, bet, nu žodžiu, Saša užsakė savo kažkokį arbūzų sultis. O čia realiai arbūzų sultis? Realiai arbūzų sultis. Tipo ne bairis. Tikro arbūzų sultis. Jis netgi biški turi, kaip mato, to minkštimo. Aš labai laukiu pad thai, aš negaliu čia atsivalgyti pad thai, man labai yra skanu. Ir dar užsisakiau papają salad, nes aš vis noriu ją čia paragauti, nes man kažkas labai gyrė papają salad. Sakė, kad tai žiauriai skanu, tai žodžiu pavalgysim. Kaip ir visai nieko, jinai tokia yra biški rūgščiai saldi. Važiai iš tiem pupelę aš paraginę, jos kažkokios labai kietos. Tai irgi gali paragauti. Ir pad thai. Aš jau valgau turbūt 3 pad thai, tai įvertinsiu. Tiesiog, kad laimo nedavė. Kiti 2, kur mes valgėm, tai man buvo skanesni. Ir ten laimo davė. Aišku, nėra brangu. Čia pad thai kainuoja gal 2 eurus. Pas mus prie viešbučio yra šitas 7-Eleven ir mes kažkaip vieną dieną netyčia radom, kad prie jo gamina roti, kas yra tailandietiškas blynas. Šiaip jis atrodo tiesiog kaip blynas, tik kad jis labai geltonas, bet labai skanus tie blynai. Nuo 1 iki 10. Ja. Čia yra mango nutella. Šiandien mūsų planas varyti į žygį. Tai atsikėlėme anksčiau ir iškart išvarėme iš viešbučio, nes pagalvojom, būtų logiškiau sustoti pakeliui. Iš pradžių į 7-Eleven, kur papusryčiavome, ir tada taip pat sustojom dar kavos. Ir galiausiai nuvarėme reikiamą lokaciją, kuri pasirodo yra nacionalinis parkas, tai sumokėjom dar po 5 eurus už įėjimą ir tada jau pradėjome žygiuoti. Varėm į, kaip vadinasi, Tiger Crest. Aš haikinau su šliopkėm. Jeigu žiūrėt mano Zakopanės video, tai galbūt jūs atsimenat, kad aš irgi haikinau su šliopkėm. Ten aš turėjau gerą priežastį, ten realiai žiūriai pritrynė mano kėdai. Dabar mano kėdai tiesiog labai smirdėjo. Šiaip labai čia gražu. Nu, aš nežinau, telefonas jau čia nelabai ką perduoda, bet čia taip žalia, šitie augalai atrodo tokie žali ir kai kurie augalai atrodo tokie netikri, atrodo, kad jie yra plasmasiniai. Kas čia pavyzdžiui? Nežinau, bet atrodo, kad jis netikras. Atrodo, kad jie negalima liesti, beje. Šiaip jo, atrodo, kad jis įkas. Nu, aš ekspertiškai galiu pareikšti, kad šitą geriau neliesti. Aš kind of biologas ir aš kind of žinau, kad negalima šitą liesti.
Saša, in fact, nėra biologas. 3 hours later. Esam ką tik po haiko. Šiaip aš negalvojau, kad jis truks 5 valandas. Kokie pirmi įspūdžiai? Man patinka haikint pasirodo. Man patinka, kad ten viskas nėra struktūrizuota, ten realiai jauties kaip open space. Iš pradžių, kai mes pradėjom lipti ir ten buvo viena augalija, aš galvojau, man bus nuobodu ten vaikščiot, bet ten tokie įdomus augalai, jie tokie gražūs. Ten buvo vienas prūdas, bet pasirodo jis yra kiek kilų nuo mūsų? 523. Bet mes radom kitą prūdą, kurią mes aš išsimaudė. Nuo 1 iki 10. Taip, 10. Aš manau, ten buvo šlikštus smėlis, aš galvoju, tenai gyvatės gyvena. 3. Tenais dar buvo kažkoks viewpoint, iki kurio mes nenuėjom. Tiesiog buvo tas rūkas, tumas, kaip kalnas buvo rūke. Aš manau, jūs nesugalvojate tvaryti su šliopkiam, bet jeigu netyčia jūs pagalvotumėt, kad netgi tipo ten poros valandų haikas yra okei su šliopkiam, tai ne. Man net biški gėda iš tikrųjų, kad aš nusprendžiau viską galiausiai varyti su šliopkiam. Nu ir aišku, nebūkit kaip mes ir pasiimkit normaliai vandens, normaliai maisto. Mes neturėjome maisto iš vis, mes labai esame alkani, tai varom valgyti. Mes labai esame alkani. Ir aš manau, Saša biški pyksta, kad aš priverčiau dabar filmuoti šito žygio. Ne, what? Nu žodžiu, gerai, varom valgyti. Varom valgyti. Mes galime šiandien nebuvom filmus. Jom pavalgyti kažkokį burger bung, Sašai baisiai niešti koją, nes jį... Kaip manai, Tailande odai su malerija ar ne? Aš jau nežinau, kas yra malerija, ne? Aš irgi. Aš tik žinau, kad čia kažkokia baisi liga, kurią gali pernešti odai. Aš nemanau, kad tai baisi. Aš kaip supratau, jie išgydoma. Tai jeigu išgydoma, reiškia nėra baisi. Nu jo, taip veikia lygos. Užsisakiau Tom Yum fried seafood rice. Ką tu užsakai, burgerį su bulvytėm free? Nu kaip vaikas. Kaip vaikas? Ir čia pastoviai dainuoja kažkokias maldas, mes pastebėjom. O dar čia mum atnešė iškart lapelius, kai mes atsisėdom ir paprašė užrašyti meniu. Tai Saša nusprendė ne tik parašyti, bet ir nupiešti. Nu, tu menininkas aukšto lygio. Aš? Tu? Aš galiu būti bet kas. Aš būsiu kosmonautas, kai užaugsiu. How much does the Earth cost? Labai fainai yra šitie sumuštiniai Tailande, nes visų pirma, jie yra iš kruasano tešlos. Man dar vis įdomu, kaip jie daro, bet jie yra labai skani. Čia yra kažkoks sausage and cheese, dar yra skanu su tunu. Ir žiūrėk, reikėtų, kad jūs gali pašildyti, tai jie yra šilti. O dar vakar vaikščiom turgui, mes nupirkom fake labubų. Ir dar vienas crybaby. Šiaip man šitie realiai labai asocijuosi su Tailandu, nes čia žiauriai daug tų labubų. Čia yra ir netikrų labubų, bet ir kai Bankoke mes buvom, tai labai daug yra pop-martų, kur yra tikri labubų. Ir žmonės juos perka. Ir gan daug, sakyčiau. Labubų ir crybaby. Oi, jo, varom kavos. Tik prieš kavą mes dar labai norėjom nuvaryti išsimauti, tai nors mūsų artimiausiam paplūdimy nei vanduo labai švarus, nei paplūdimiai labai tvarkingi, bet pati idėja ryte išsimaudyti visiems buvo labai faina ir iškart po to nuvarėm kavos. Paragausiu Simonos kavą, nes jinai pagaliau paeksperimentavo ir pasakysiu, ar jos eksperimentas pavykęs ar nevykęs. Aš manau, tau labai patiks. Šiandien aš nusprendžiau pabandyti Black Sesame Latte. Jeigu esat kažkada ragavę tahini, tą sezamų pastą tokią, ir jinai jums patinka, šitas jums labai patiks. Čia yra tiesiog, man atrodo, taip vadinasi Black Sesame Latte. Varėm kajakint. Pagal viską greičiausiai čia filmavo Jurassic Parko. Aš kol montavau, man Saša pasakė, kad visgi ne Jurassic, o Jurassic. Nes vakar tailandietis mums tiesiog parekomendavo šitą vietą. Tai nežinau, žiūrėsim, čia turėtų būti gražu. Kainavo šitą pramoga apie, mažiau negu 10 eurų, plus 8 eurus. Saulė kepina baisiai. Reziumė. Šiaip patiko. Buvo gražu. Kas nepatiko, tai visų pirma, tai kad ten buvo gan daug turistų, bet erzino gal ne tiek kiekis, kiek tai kokie ten buvo turistai, nes kažkaip atrodo, kad ten buvo labai daug turistų, kurie neturi to self-awareness, kurie plaukia belekai, belekur. Ir dar vienas dalykas, tai tenais yra labai daug akmenų ir labai daug kelmų plaukiant, tai mes realiai gal kokius 6 kartus pastrigom tiesiog. Galimai mes antrą kartą užstrigom, nes mes atsitrigėm kažkokį akmenį. Šiaip gražu, labai ten tikrai graži gamta. Jo, tiesiog keli dalykai, kuriuos gal verta turėtų omeny, jeigu ten varysit. O vienas dalykas, kurį aš pastebėjau Tailande, kad pas mane plaukai kažkaip labai pasišiaušia. O dabar tai aš atrodo kaip berniukas, kaip pas mane tokie plaukai. Prasidėjo lietus. Nežinau, kiek kamera perduoda, bet lietus gan stiprus. Nu, kaip minimum pas mus balkonas šlapias visiškai.
Mano batai, kurie turėjo išdžiūti, yra šlapi visiškai. Mano marškiniai tiesiog išskrido, o čia aš sėdžiu montuoju. Dar tik pirmą vlogą iš tikrųjų montuoju. Jūs neįsivaizduoju, kaip stipriai aš nekeičiu šitos sporto salės, nes visų pirma, joje yra labai mažai vietos. Geras dalykas, čia nekartą dar aš nemačiau žmonių. Tas man labai patinka. Aš nemėgstu žmonių sporto salėje. Aš čia kai ateinu, aš biškai jaučiuosi, lyg aš teičiau kažkokią savo mini asmeninę sporto salę, bet tai yra super maža. Tas mane erzina. Antras dalykas, priešais ją yra langai. Į viešbučio lobį. Ir žinot, kai būna, kad tu overthinkini tiesiog, kad tipo į tave žiūri žmonės, kurie praeina, tai čia realiai į tave žiūri žmonės, kurie praeina. Kitas dalykas. Bet žinot. Galėtų čia iš vis nebūti sporto salės, iš tikrųjų. Nežinau, kodėl aš taip skundžius. Skundžius gal dėl to, kad aš ir taip sunkiai prisiverčiu čia sportuoti. Ir dėl tokią sporto salę, kur nejaučiu aš labai daug motyvacijos sportuoti. Būkim bėdni, bet teisingi. Dar čia vaikštų, visi žiūri į mane. Thank you. Aš galvau, aš nemėgstu kokosų vandens. Ta, kurį aš geriu Lietuvoje, aš iš tikrųjų nemėgstu, nes, man tiesiog nėra skanus. Man turi labai keistą tą tokį rūgštumą. Ir aš galvau, aš tiesiog gal nesu kokosų vandens fanė. Bet mes pamatėm 7-Eleven, va tokį kokosų vandenį. Jo sudėti yra grinai kokosų vanduo. Jis toks yra skanus, jūs neįsivaizduojate. Jis tiesiog, jos skonis man biškai primena kažkokį kokosų sirupą. Aš pasirodo, esu visgi kokosų vandens fanė. Tiesiog va šito. Šiaip gaila, kad mes neskrendam su checked lagaminais. Visai paimčiau. Turbūt jis sugestų, bet aš vis tiek paimčiau. Paimčiau kokius 10, atvaryčiau į Lietuvą ir pamatyčiau, kad visi sugedo tiesiog. Aš į Tailandą iš dalies labai norėjau, didžiąją dalim labai norėjau dėl jų maisto. Aš pasiėmiau pad thai. Aš nenoriu glazint, bet man atrodo, čia yra šiaip skaniausius, kurie aš kol kas ragavau. 6, 7, 8. Aš labai sukandžiau tai. Tipo 8 įkandimai vienoje vietoje. 8. Aš anksčiau, kai keliaudavau kažkur ilgam, 2 savaitėm, mėnesiui, labai degiau to noru, kuo daugiau pamatyti, kuo daugiau aplankyti. Ir tipo, jeigu aš jau vienoje šalyje esu, tai reikia jau max outinti ir tenais aplankyti kuo daugiau miestų, regionų ir panašiai. Ir su šitą logiką aš rezervavausi daug apgyvendinimų, ten buvo kokias 3 naktis, pavyzdžiui. Kai tu taip keliauji po biškį, visų pirma, žiauriai užknisa kraustytis iš viešbučio į viešbutį. Aš ką supratau, kad, tipo, faina yra kitoje šalyje pamatyti kuo daugiau vietų, bet man asmeniškai, kad žymiai labiau pasiteisino, tai vienoje vietoje prabūti ilgiau. Tuoj. Aš grįžau. Tai va, tai tiesiog noriu ir jums kažkaip parekomenduoti, pabandyti, jeigu turės kažkokią ilgą kelionę, bandykit tenais įtalpinti kuo daugiau visokių miestų, kuo daugiau visokių viešbučių, nes, tiesiog greičiausiai jūs perdegsit, jūs netai pasimėgausit kelionę ir jūs išvaistysit gan daug dienų tiesiog kraustydamėsi iš vieno viešbučio į kitą. Ką? Ką tu žvengi? Tu cool atrodai. Aš sako, aš cool atrodau. Gerai, varom į naktinį Aonangų turgų. Nėra jis jaukus. Tai jis mums gal ir nepatinka, bet tenais yra žiauriai skanus vaisiai. Ir tenais yra jų gan daug, tenais duoda tokį kibirą. Ne kibirą. Tenais duoda tokį stiklinę. Ne stiklinę, kaip tai vadina? Tarą. Ir kainuoja visas šitas reikalas 2 eurus. Tai žodžiu, varom mes tų vaisių ragauti. Kaip mes iš šono atrodom in the wild, man įdomu. In the wild, tipo su kamera? Jo. Turbūt kaip youtuberiai tikrai. Žurnalistai. Sveiki visi. Ragausim sea grape. Čia turim padažą. Ajo. Tai šitas užpilamas ant šito. Čia jau su jalapenais. Aš net nesuprantu, kas čia, mano smegenis net nematė tokio dalyko. O, ble, oho. Disgusting. Kaip aštru, man čia skanu visai. Man ne. Man biški. Oi, aš grinai jaučiu jūrą. Jūros dumblį. Jo. Jūra grinai. Bet kažkur mane kabina, aš negaliu suprasti. Visai kabina ta tekstūra mane, ta tokia popping. Bet aš matau įsivaizduoju, kad čia atrodo, kad biški kažkokie kauliukai, žinai, kažkokių gyvūnų. Nėra tokia vaiba? Oi. Bля, aš kažkaip momentu pamiršau, kad čia žmonės šalia. Man taip nejauku.